Sveiki visi prisijungę pirmą kartą į pirmą mūsų podcastą, laidą, tinklalaidę, galim vadinti kaip norim, pavadinimu kitokie žmonės. Ir mes iš tikrųjų pradedam laidų ciklą, podcastų ciklą apie žmonės, apie santykius, apie poras, apie mūsų santykius su kitais žmonėm. Ir šitoj laidoj, šitam podcast'e mes dalinsime savo įžvalgomis, savo patirtimi, pasikviesim svečių ir kalbėsim apie tai, kodėl tokie keisti yra žmonės, kodėl mes patys esam tokie keisti. Aš esu Andrius Maziliauskas, mano antroji pusė Eglė Pupkevičiūtė, mes esame ilgametė pora ir iš tikrųjų daugybę metų ir kartu, ir atskirai konsultuojam ir dirbam su žmonėm. Aš daugiau negu 20 metų dirbu ir verslo konsultavime, ir asmeninėme konsultavime. Eglė daugiau negu 10 metų ir verslo konsultavime pradirbus ir dirba dabar daug metų, padeda moterim išsispręsti tiek sveikatos problemas, padeda išsispręsti tiek ir asmeninius klausimus, asmeninio efektyvumo klausimus. Ir mes iš tikrųjų kai kuriais klausimais, kuriais mes dalinsimės, esame ekspertai, tačiau kai kuriais klausimais mes esame tokie patys žmonės kaip ir jūs ir turbūt analizuosim, diskutuosim, dalinsimės savo matymu, lygiai taip pat matydami viską kaip jūs. Ir aš manau, kad iš visų šitų diskusijų mes visi kartu galėsim daugiau sužinoti, pasidalinti, pamatyti ir suprasti, kodėl mes visi žmonės esame tokie keisti. Keisti žmonės, ne? Man, pavyzdžiui, žmonės keisti yra beveik visi ir aš net nebijoju, kad daugeliu aš pats esu keistas. Net nebijoju, kad ir tu daugeliui esi labai keista. Esu, tekia girdėti tokių dalykų. Dar klausimas būtų, ar apskritai nėra nei vieno nekeisto žmogaus. O šiandien mūsų pačios pirmos laidos, pačio pirmo podcast'o tema turbūt yra viena iš svarbiausių temų kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui. Tai yra apie tai, kaip pasirinkti save kaip patį svarbiausią. Nes mes kaip žmonės turbūt gyvenam savo gyvenimą ir labai dažnai užmirštam tiek vyrai, tiek moteris. Vat ir padiskutuosim šiandien turbūt, kas dažniau, ar moteris, ar vyrai. Ne? Tu turbūt greičiausiai būsi moterų advokatė, aš padvokatausiu vyrams. Mes šitoj vietoj šiaip iš esmės ir galėtumėm baigti diskusiją, bet tikrai moteris sunkiau. Jau maždaug tu jau laimėjai diskusiją, ne? Bet iš esmės čia ir yra turbūt įdomi tema, nes žiūrint aplinkui, žiūrint į save, žiūrint į veidrodį, žiūrint į kaimynus, į giminės, į draugus, labai dažnai matom ir ypač dirbant su žmonėm, tiek aš, tiek Eglė, mes diskutuojam apie tai labai dažnai, mes pamatom, kad mes kaip žmonės, mes labai dažnai užmirštam save. Mes skubam daryti įvairius veiksmus, skubam rūpintis kitais, skubam gyventi gyvenimą ir labai dažnai užmirštam, kad visgi tame gyvenime mes patys esam svarbiausi. Pagrindinis vaidmuo, kad esam pagrindiniai filmo herojai, kad mūsų filmo pagrindiniai herojai. Ir turbūt tai yra pakankamai nemaža problema. Ir iš tikrųjų šitoj vietoje aš galvoju, vat Eglė, dirbdama su moterim labai dažnai susiduri su... Taip, maždaug 90% klienčių yra moteris pas mane. Ir iš tikrųjų, kad ir kaip mes galvotumėm, kad esame išskirtiniai ir ypatingi, bet tos problemos iš esmės jos atsikartoja pas visus žmonės, nes mes visi esam žmonės ir susiduriam su daugiau mažiau panašiais kažkokiais tai iššūkiais, dalykais. Ir vienas iš dažniausiai mano girdimų klausimų yra, nes jeigu kalbam bendraja prasme, ne apie visokią saviugdą arba saviugdos coacherius, coachingą, tai visi kalba, kad pirmiausia, tu turi pradėti nuo meilės savo. Ir pabrėžia, iškelia tą meilę savo, ar ne? Ir tas dažniausias klausimas būna, o tai kaip save mylėti, o tai kaip save pasirinkti, o tai kas apskritai čia yra, nes... Kas ta meilė savo, ne? Kas ta meilė savo? Iš vis gal klausimas, kas yra meilė, o kaip save mylėti, ar čia save visų kitų nemėgti ir save mylėti labiau, ar galvoti apie save ir iš visų atiminėti paskutinį duonos kąsnį, ne, kad tik man būtų gerai. Taip. Ar save lepinti kažkokiais tai, nežinau, daiktais, nuo ko dažniausiai ir pradeda moteris, tai, nežinau, ten pirkti savo kažkokius tai dalykus, daiktus, drabužius,
eiti į spa, važiuoti į kažkokias keliones ar ten užsimti kažkokiom tai dar veiklom, kažkokiais malonumais ir atsiriboti nuo visų kitų, nežinau, šeimos narių, nuo savo vyro ir taip toliau. Ir gaunasi, kad kaip ir skiria dėmesio savo ir lepina save, ar kabutės ar ne, nežinau, čia klausimas būtų, bet bendraja prasme jų gyvenimas, jų džiaugsmas savim arba santykių poroje, sakykim, su savo antrom pusėm, nebūna taip dažnai, kad jisai pasikeičia į gerą pusę, jeigu taip švelniai tariant. Na, bet tai gerai, gerai, paimkime mane procentaliai. Tu sakai, beveik visos moteris, su kuriuom tu susiduri, konsultuoji, nežinau, turbūt tos pačios draugės, aplinkoje. Taip. Tu nori pasakyti, kad beveik visos moteris jaučiasi lyg nepasirinkusios savęs, lyg pametusios save. Taip, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim ir kultūriškai, ir taip, kaip pas mus visuomeniai priimta, ar ne? Tai moteris, jinai pripažinkime, moteris turi labai daug atsakomybių visokių. Skirtingai negu vyrai, ne? Vyrai irgi kažkiek atsakomybės. Mes vyrai kokios čia atsakomybės, ne? Aš tai ką, nuėjau į darbą, pripažinkim, mano darbas yra svarbesnis, aš vyras. Taip, vyrų darbas visada yra svarbesnis. Pradėkime nuo to, kad aš apskritai svarbesnis. Taip, ir vyrai pavargsta labiau. Nes aš uždirbu daugiau. Taip. Dėl to aš pavargstu labiau. Taip. Ir kai grįžtu namo, man ko reikia, kad kotletukai garuotų ant stalo. Taip, kam kotletukai, kam ten kažkokie tai kiti patiekalai, bet jo. Su daržovytėm. Taip. Kažkom bulvėm. Taip, čia yra tas standartas, kuris būna dažniausiai. Ir aš norėčiau, kad vaikai būtų pamaitinti. Ir pamaitinti, ir nuvežti į darželius. Taip, aš dirbau, dabar aš taip neturiu kada, atsiprašau. Taip. Aš toks svarbus, man neišeina. Taip, čia labai gerai hiperbolizuoji, bet iš esmės taip viskas ir atrodo dažniausiai, daugiau mažiau, ar ne? Čia mes gal truputėlį perdedam dabar. Bet gerai, žiūrėk, mes čia aišku juokaujam, hiperbolizuojam ir kalbam, žinai, apie tokį, realiai apie šeimininį gyvenimą. Bet ne visos moteris gyvena šeimininį gyvenimą ir gal turbūt, man iš karto neklausimas. Gerai, nuo kiek metų, nuo kada, nuo kokios linijos, kur tas brūkšnys, kada prasideda savęs pametimas. Būkim realistai, didžioji dalis žmonių būdami jauni. Nežinau, aš atsimenu ten, žinai, 20 metų, ten 18, 20, 22 metai. Aš jaučiausi, savo numeris vienas, aišku, nemeluosim, aš gyvenime daug kartų jaučiausi savo numeris vienas. Aš vyras, aš ne moteris. Bet jeigu taip rimtai, lygiai tas pats, pasikalbėk su jaunai žmonėm, jaunom moterim, merginom, visgi dar kol nėra tiek atsakomybių, kol dar nėra sukurtas tas gyvenimas, tas išsvajotas šeimininis gyvenimas, reiškia, vis dar dažnai renkasi save. Tai nėra, kad 100%, bet visgi dažniau turbūt. Ar yra ta riba, kaip tu, ar matai tą ribą, ar tu matai, kad būtent čia yra santykių klausimas? Nuo kada jos... Kokia ta riba yra? Kada moteris, mes kadangi kalbam, dabar tokia pasirinkę priešingas stovyklas vyrai, moteris. Gerai, nuo kada moteris pameta save tavo manimu? Sunku pasakyti, aš negaliu įvardinti tokio tikslaus amžiaus. Pradėkim nuo to, kad mano klienčių vidurkis yra maždaug jau yra pakankamai brandaus amžiaus, ar ne? Gerai, brandaus tai kiek? Sakykime, nuo 26 kokių iki 45-50 metų. Tai yra tas dažniausiai amžius moterų, kurios jau darosi karjerą arba jau pasidariusios karjerą, jau turi vaikų, ar ten bent jau vieną, arba turi antras pusės, jau kūrė kažkokius tai gyvenimus, arba yra sukūrusios, natūralu, ar ne, jeigu vyresniam jau amžiui, jau virš 30, jau dažniausiai būna, jau daug labai etapų praėjusios ir daug kas padaryta. Ir dažniausiai tai būna, kad iš tikrųjų ir patys žmonės nelabai gali įvardinti, kuriam etape pametė save. Bet gerai, tu analizuoji, tu šneki su jom, jūs aptarėt, gilinatės, tu jas konsultuoji. Tu vis tiek susieki, sakykime, ne veltui mes šitą temą pasirinkom, tu susieki, kaip tavo manimu, eiga. Kaip gali būti ta eiga, nutinka, kad tu pameti save. Tu žiūrėk, santykiai prasideda. Kaip prasideda santykiai,
berniukas įsimylė mergaitę, vyriškis įsimylė moterį, ne vaikinas, merginą. Ir, iš pradžių iki romantika, visokių to aišku santykių būna, bet mūsų visuomenės normose moteris, gauna daugiausia dėmesio, komplimentų, gėlių, kaip ir jaučiasi, numeris vienas, svarbiausia, ir moterisgi apskritai, į santykius eina. Tam etape susitikimo. Jo, tam etape, jo. Ir, kaip ir, fainai atrodo, čia, susituokia, apsižengė. Kurioje vietoje tavo manimų ir kaip, eigoje tas nutinka, kad staiga moteris pameta save. Ar tai yra darbas, ar tai yra tik šeima, ar kitos darbe save pameta, ar kažkokiose veiklose, kaip tavo manimų, kokių būna situacijų? Čia geras klausimas. Šiaip dažnai labai būna taip, kad viskas prasideda dar iki santykių, nes bent jau moteris, kurios dažniausiai mane kreipiasi, tai jos dažniausiai turi tam tikrų asmeninių, stiprių kažkokių išgyvenimų dar iš anksčiau, iš ankstyvos jaunystės arba iš vaikystės. Aš atsiprašau, aš girdėjau, kad čia irgi neseniai kažkur girdėjau, universalią tiesą, aišku, kad visos mūsų traumos, visos mūsų bėdos ir apskritai mes kaip asmenybės, tai esam savo vaikystės pasiekmė. Taip, nei vienas iš mūsų neužauga be tam tikrų traumų, ne? Kaip čia, aš netgi gal kitaip sakau, kad, reiškia, visos problemos yra dėl dviejų priežasčių. Dėl meilės trūkumo vaikystėje ir dėl per didelės meilės vaikystėje. Taip, žodžiu, niekada nebus nebus gerai, jo. Visi esam probleminiai ir žiauriai keisti žmonės. Taip. Tai aš nežinau, aš realiai nepažįstu žmonių, kurie neturėtų kažkokių tai traumų ir ypač iš vaikystės. Tai ką norėjau pasakyti, tas pametimas savęs, tai dažnai jisai būna, kad dėl tam tikrų išgyvenimų ankstyvoje jaunystėje arba vaikystėje, dažniau paauglystėje, sakykime, yra tas laikas, nes kol yra vaikai, tai dažnai būna kiti interesai ir fokusas ten kitur. Bet tiesiog išmoksta tam tikrų elgesio modelių. Pagal pavyzdžius, ne? Pagal pavyzdžius šeimoje, aplinkoje, galbūt mokykloje, galbūt savo, nežinau, miestelėje ar ten rajone, ar nežinau, ten kažkokio tai aplinkoje, visuomeniai, kontingente, kuriame jie ten daugiausia gyvenimo praleidžia. Ir paskui pagal tai statosi visą kitą savo gyvenimą. Ir jeigu jos, jeigu kalbam apie moteris, jeigu jau nuo ankstyvos jaunystės būna įpratusios, kad jų poreikiai yra netiek svarbus, save reikia sumažinti, save reikia ne tai, kad pažeminti, bet suspausti truputėlį, kad nebūti išsišokėlė, nebūti ten per kažkokią garsę, nebūti per kažkokią ten per daug ekspresyvę, negalvoti, nestatyti prioritetą savo norų. Ir tada gaunasi, kad per gyvenimą viską statosi ir krauna ant savęs visokias atsakomybės, krauna visas pareigas, darbus, taip toliau. Ir pagal tuos pačius modelius statosi ir savo asmeninius dažniausiai santykius. Ir dažnu atveju, aš galbūt čia ir žiauriai nuskambės, bet taip užsileidžia vyrus ant galvos. Bet čia jo užsileidžia, bet gerai, bet čia mes net galim gerai moterų naudai padiskutuoti. Iš esmės, gerai, paimkim visas pasakas, filmus, animacinius filmukus, paimkim tai, kas formuoja mūsų visuomenės normos. Mergaitėm yra įprasta įkalti į galvą nuo mažų dienų, kad jų gyvenimo, ir tai nėra blogai, bet turiu menį, tai yra vis tiek, tai yra faktas, kad jų gyvenimo tikslas yra šeima. Taip, turėti šeimą, turėti vyrą, turėti vaikų, daryti valgyti, rūpintis, prižiūrėti. Ir kaip sakoma, jeigu mergaitė nesvajoja būti namų šeimininkė, tai klausimas ar visuomenėje... Čia labai seksistiškai nuskambėjo. Jo, bet mūsų tokios normos, dažnai būna, kad, reiškia, jaunos moteris dažnai įeina į tą visuomenę suformuotą normą, kad tu turi svajoti ir norėti būti namų šeimininkė. O namų šeimininkė tai reiškia, tu ne tik turi eiti darbą, bet tu dar turi po darbo turėti dirbti namų šeimininkės darbą. Kitaip sakant, tu turi būti gera šeimininkė ir užtikrinti visiems aplink save, šeimos nariams, tai ir vaikams, ir vyrui, ir artimiesiems, ar negiminėms ir taip toliau, kad tu kaip ramybės ir gerovės nešėja, židinio kurstytoja. Gerai. Va dabar šitoj vietoje palieskim, kol kas mūsų šitoj diskusijoje nuskriaustąją dalį, tai yra vyrus.
Gerai. Blogiečius, ne, va, Gerai. mus, blogiečius, vyrus, reiškia, kur mes rūpinamės savim, tavo manimu. Grinai, tavo manimu, iš to, ką tu matai, iš gyvenimo, iš to, ką kalbi su klientėm dažnai, ne, ir apskritai iš pastebėjimų. Tavo manimu, vyrai dažnai pameta save, ar vyrai visgi sugeba išlaikyti savęs kaip prioritetą tokį fokusą? Aš manau, kad vyrams yra paprasčiau save išlaikyti. Gerai. Kodėl? Todėl, kad aš nežinau, ar dėl to, kad vyrai aš negaliu atsakyti, ar dėl to, kad vyrai, aš net pasimečiau. Labai gerai, klausimai. Labai lengva apkaltinti, kol neklausia, kodėl. Taip. Nu, aš galiu, bet reiškia, pakontrargumentuoti šiek tiek, kadangi akivaizdu, aišku, šiais laikais gal nebūtinai, bet kad aš esu vyras, reiškia, bet ir pagal savo patirtį, pagal tai vis tiek ir mano klientai, didžioji dalis yra vyrų, kad ir kaip bebūtų, nors dirbu ir su moterimis. Bet visgi vyrams irgi nėra sunku pamesti save, ne? Kaip ir bet kokiam kitam žmogui, lygiai taip pat kaip ir moterim. Bet kuriuo atveju vyrai labai dažnai užauga šeimose, mes kalbame apie tą patį, ne? Reiškia, kur moteris yra namų ašis, mama. Taip. Iš to gaunasi, kad mes vyrai jaunystėje esame įpratę, kad moteris daugiau mažiau vadovauja. Nes mūsų tėvai, ne tokie patys, kaip ir mes dabar, labiau užsijėmę, labiau kažką veikia. Ir gaunasi kaip, kad tau susiformuoja įprotis, kad moteris yra šiek tiek svarbesnė, kažkuriuo metu irgi gali tas nutikti. Nes tu daugiau matai moterį kaip vadovaujančią, kaip pavyzdį, ne? Daugybė šeimų yra, kur vaikai auga tik su mamom. Ne, kur auga tik tais tarp moterų. Ir kas gaunasi, kai tu įeini paskui į santyki, jeigu jaunas ypač įeini į santyki, jeigu dar nesusitupėjęs kaip viščiukas, ne, tu vis tiek galvoji, kad dar prisiklausai mamų, matai, kaip jos vargsta ten ir galvoji, kokia neteisybė, aš būsiu geresnis. Ir irgi gali visai pamesti save, įstatydamas į perdėtą prioritetą savo antrąją pusę. Ir galvodamas, kad tu turi rūpintis, kad nebūtų taip, kaip ten gal buvo pas tave, ne, nu, irgi mes galim žiūrėti kaip norim, ir nors mes šiek tiek hiperbolizuotai kaltinam vyrus, skirtumas gal turbūt yra, aš galvoju, kad eigoje tos visuomenės normos vis tiek taip susidėlioja, kad vyrai anksčiau paleidžia tą savęs užgožimą. Gal skirtumas yra tame, bet vėl, aišku, tai priklauso nuo asmenybės, nuo aplinkybių, nuo santykių, čia nėra viskas 100%. Bet sakyti ir galvoti iš tikrųjų, kad vien moteris save pameta, ne, arba save praranda ir kad vyrams yra paprasčiau. Ne, gal nėra taip labai turbūt vienpusiškai. Ne, čia būtų neteisinga taip sakyti, taip ir aš irgi nenoriu pasakyti, kad tik tai moteris save pameta. Juolab, kad aš daugybę esu sutikęs vyrų, save jaunystėje atsimenu, dirbi paromis dirbi, ten ypač jeigu dar verslus kažkokius darai, tai tu save pameti darbe. Faktas. Turim pripažinti, kad darbas, ypač verslas, vyrui, tai yra savirealizacija. Taip. Tai nėra namai, tai tu kyli kažkokios karjeros laiptais, tu... Ir tai yra vis tiek ego dalykas. Jo, tai yra ego dalykas. Ta, ką tu investuoji, va čia gal yra turbūt irgi įdomus skirtumas, kurį aš galvoju, kadangi visuomenė yra, kad vyrai daugiau turi galimybės investuoti į save, ne faktas, kad visi. Ir vėl, bet pagal visuomenės normas, aš einu daryti biznį, tu rūpinkis namais, aš einu babkės daryti biznį, arba aš einu daug dirbti per 2 darbus, arba aš daugiau dirbu, daugiau viršvalandžių dirbu, susikuriu karjerą. Kas gaunasi? Jo, tu save pameti. Tu save pameti 5 metus, 10 metų, bet po to tu gauni rezultatą, kuris tau padeda visuomenėje tavo ego iškelti aukščiau. Tave pripažįsta kaip vadovą, kaip verslininką, kaip specialistą, ekspertą. Kai tuo tarpu moteris, nežinau, paantrink arba užprieštarauk, kai tuo tarpu moteris dažniau turi rinktis ir darbus, ir karjeras su ta šlikščia fraze, kad nenukentėtų šeima. Iš esmės taip. Jo, ir ne vieną man pačiam teko matyti tokią situaciją ir tą frazę tokia atrodo išgirsti, kad nenukentėtų šeima, vyrai priekaištauja, žiūrėk, kiek tu daug dirbi, vaikai dėmesio negauna. Net ir tais atvejais, kai vyrai nepriekaištauja ir jeigu vyrai yra, nes tikrai yra labai daug moterų tokių, kurių vyrai yra pakankamai palaikantis ir skatina jas, ar ne, ir ten kažką veikti, siekti karjeros, baigti mokslus, vienus, kitus, trečius, penktus. Ir dar užsiimti kažkokiom tai papildomom veiklom ir visa kita.
bet vienaip ar kitaip. Paskui, kokia viena iš dažnesnių frazių ir kuri ir pas mane dažnai labai būdavo, kol vaikas buvo mažas mano, tai kol tu esi darbe ir susifokusuoji ar ten į savo karjerą, ar į verslą, ar ne, į savo veiklas, tu jauti kaltę ir graužatį, kad tu neskiri laiko savo vaikui, vaikams, šeimai. Ir kai tu esi namuose, kai tu esi su savo šeima arba su savo vaikais, tu jauti kaltę, kad tu neatiduodi visos savęs ten darbams arba karjerai ar kitiems dalykams. Ir visą laiką yra tas pasipriešimas ir tu plėšaisi ir paskui būna, iš tikrųjų labai sunkus išgyvenimai ir tu tada dažnai labai, tada savo tuos kažkokius poreikius, kur tu galbūt matai, kad, gerai, čia gal nėra būtinybė tokia, atidedi ir paskui būna jau iki tokio etapo prieini, kad iš viso nebeprisimeni, kaip savim rūpintis, kaip savim mylėti. Ok, gerai. Kalbant apie tos nuostabius, palaikančius, besirūpinančius vyrus, ar ne? Gerai, challenge'as tau. Klausimas gerai apie mūsų santykius. Gerai, mes kartu kiek? Virš 11 metų. Taip. Ne? Daug šuduko gyvenime ir matė, ir praėję kartu. Kartu ir biznius darėm, ir daug įvairių dalykų kartu. Ir, gerai, paimkime mūsų santykius. Tiesiai šviesiai dabar, ne? Reiškia, ar tu jautiesi, ar jautėsi kažkuriuo metu, ir aš priimu bet kokį atsakymą. Reiškia, kad kažkuriuo metu aš kaip vyras toks, Olfa Potins, visgi sugebu labiau pasirūpinti savim, labiau save išstatyti prioritetą negu kad tu. Ir čia gal ne tai, kad konkurencijos klausimas, bet gerai, mūsų santykių dinamika per visą tą laiką, kaip tu manai? Taip, iš tikrųjų buvo etapai, kai aš netgi pavydėdavau, nepiktybiškai pavydėdavau. Kad nepiktybiškai, tai gerai? Ne, nepiktybiškai, nes mes esam kartu, ne? Gerai, jeigu būtų piktybiškai, aš iki nieko piktybiškai galbūt kažkaip. Tai netgi pavydėdavau, kad to sugebėjimo susidėlioti savo dienotvarkę taip, kad ten, sakykime, skirti daugiau laiko, nežinau, savo pomėgiams, sportui ar ten kažkokiam. Čia labai gera tema. Tarkim, paimkim. Arba kažkokiam pramogom. Bet gerai, paimkim sportas. Labai geras pavyzdys sportas, ne? Man sportas yra, santykių pradžioje atsimeni, aš sakiau, net jeigu rytoj griūna pasaulis, aš vis tiek nueisiu į trefkę prieš tai, ne? Ir kad mano sportas yra nekvesionuojamas dalykas. Taip. Ir nežinau, man atrodo tai normalu. Aš nežinau, ar man kaip vyrui, ar man kaip tokiam žmogui. Ir aš priimu bet kokią kritiką. Kritikuokit, sakykit, rašykit, varykit ant manęs. Aš galiu būti neteisus. Aš nebijau būti neteisus. Neteisumas yra turbūt dalis gyvenimo, dalis pripažinimo, dalis kelionės, ne per kurią mes einam. Ir man, pavyzdžiui, atrodo absurdas, kad dalis manęs turi nukentėti, nes aš tada nebūsiu efektyvus, aš nebūsiu naudingas, aš nebūsiu aš. Aš tada būsiu daržovė, čia labai grubiai nesakau, bet yra tos dalis, kuriuo aš negaliu atriboti nuo savęs. Ir šitoj vietoj, man sunku kartais atrodo paaiškinti, bet yra taip smegenys, taip surišti, suklikinti, nėra funkcijos, kad aš galiu nesportuoti, nėra tokios funkcijos. Taip. Aš nesuvokiu šito. Taip. Aš kaip vyras, arba aš tiesiog gal kaip tipažas mano, gal labiau čia ne dėl to, kad tu vyras, o dėl to, kad tu taip matai. Taip, tiesiog taip matau tą pasaulį. Ir man, pavyzdžiui, sportas, jisai, tu puikiai žinai, kad nesvarbu, kas be nutinka, kad nesvarbu, kas kur kaip yra, aš visada atrodo sportuoju. Ir čia yra pramoga. Taip. Daug kas gali sakyti, čia valia, dar kažkas, ne, čia yra pramoga, man čia yra tūsas. Sportas yra, aš tą darau, aš savo, su savim, dėl savęs darau dalyką. Taip. Ne? Bet kažkodėl man gyvenime tai nėra diskutuotinas. Aš jau geriau kažkaip integruosiu tai į tokią dalį gyvenimo, kur netrukdo mano kitiem įsipareigojimam, bet aš negaliu to atsiriboti. Man tada klausimas, o kodėl moteris taip negali? Klausimas, va čia kodėl yra kiti taip negali? Aš geriau atsikelsiu 4, nueisiu 6 į džymą, jeigu man jau taip reikia, kad aš galėčiau visą savo dieną įtalpinti. Bet aš pasirūpinu savim. Taip. Matai, moteris turi, vėl grįžkim prie tos šeimos ir vaikų.
vaikai tai yra mūsų suaugusių atsakomybė, ar ne? Ir mes priimam sprendimą, kad jie ateis į šį pasaulį. Tai Taip. jeigu tu priimi sprendimą, kad įvesti naują žmogų į pasaulį, tai tu prisimi atsakomybę ir už rūpestį jų, ar ne? Nu, normalu taip. Ir kadangi tie vaikai, nu vis tiek, jais reikia pasirūpinti, tai tu savo kažkokius tai poreikius kaip moteris, tu juos truputėlį nustumi trumpesniam periodui, ilgesniam periodui. Čia kaip irgi skirtingi žmonės yra, skirtingos moteris ir skirtingai elgiasi. Bet vis tiek būna kažkokie tai etapai, ilgesni arba trumpesni, kai tu savo poreikius visus padedi į šoną, nes dabar yra žmonės, tie maži žmonės, kurie nepadarys tam tikrų darbų, jeigu nebus suaugęs žmogus, kuris juos aprūpins, jais pasirūpins. Okay. Tai čia ir maistas, ir būreliai, mokyklos, darželiai, o dar ligos visokios ir ten visi kiti šūdai. Gerai, bet gerai, atėjom iš tikrųjų žiūri gerą tašką. Ne, nu čia viskas blogai, kaip sunku, renkasi, nesirenka. Gerai, o ką reiškia rinkti save? Esminis klausimas. Taip. Ką reiškia mylėti save, ką reiškia rinktis? Ar sportas, ar ne, knygų skaitimas? Kas yra tie dalykai, tie užsiėmimai, tie veiksmai, kuriais mes galime pasakyti, kad mes renkamės ir mylime save? Ar tai yra ėjimas į parduotuvę, ėjimas į kavinę, ar tai yra ėjimas į sporto salę, ar tai yra knygų skaitimas, ar tai susitikimas su draugais, su draugėmis? Kas? Kas iš tikrųjų yra savęs mylėjimas? Vat čia turbūt yra tas amžinas klausimas, o ne link kurio mes ir ateinam, nes viskas okei, čia mes galim šnekėti apie problemas. Nebejoju, didelė dalis, dar klausimas, kiek kas žiūri pirmą tą laidą, ne pirmą mūsų podcastą, bet okei, jeigu žiūrit žmonės, kas žiūri, didelė dalis gali rasti tą tokį pritarimą savyje, aš save pamirštu, aš užmirštu, aš paukoju. Manau, didžioji dalis žmonių kažkuriame etape save aukoja gyvenime. Nu taip. Ir būna. Aukojimą mes jaučiam. Ir mes suprantam, aš aukoju. Visiems suprantamas tas yra aukos, aukojimosi, jutimas, jausmas, kai tu jautiesi save kaip aukojanti kažką. Ir mes labai mėgstam būti besiaukojančiais. Taip. Bet skirtumas yra, kad etapų ilgyje, ar tu aukoji save kažkuriam tai laikotarpiu, kaip tu čia prieš tai paminėjai, kol darai verslą arba kol, sakykime, gimsta vaikas ir jis labai mažas, negali sim pasirūpinti ir ten yra kažkoks etapas, kai tu turi, privalai, nes kitaip nėra, nebus. Arba ten, sakykime, kažkoks tai gyvenimo etapas, kur tu ten turi pavaryti ir paskui jau ten galėsi atsipalaiduoti. Bet yra labai dažnai taip, kad žmonės tiesiog pamiršta. Ir va čia netgi norėjau prieš tai, tu kalbėjai, norėjau paminėti, dažnai labai atkreipiu dėmesį, čia irgi daugiau išskirsiu moteris, nes vyrai galbūt rečiau šitus dalykus daro. Tiesiog, jeigu patys, kas žiūrit, irgi paanalizuokit, kaip mes save pristatom, ar ne, visuomeniai. Tarkim, imkim socialinius tinklus. Okay. Kaip dažniausiai moterų bio aprašymas atrodo? Okay, kaip? Mama, žmona, dukra. O čia yra tavo asmenybė? Čia esi tu? Ar čia iš tikrųjų esi tu, ar čia yra tavo vaidmenis? Kai tuo tarpu vyro? Kai vyrų dažniausiai... CEO. Bėgu maratonus. Taip. Važiuoju su dviračiu aplink pasaulį. Taip. Lipu į Everestą. Taip. Tai čia yra tas turbūt svarbesnis momentas, ar ne, kai žiūrim ne į etapą kaip pasiaukojimą, ne, bet žiūrim kaip į jau normos, kaip priėmimą kaip normą. Gerai, filosofinis klausimas. Ar veiksmų darymas ir yra savęs pasirinkimas? Ar dažnai, mes čia juokiamės, iš mūsų, iš vyrų, reiškia, čia mes lipam, bėgam vadovai. Ar nėra taip, kad vėlgi veiksmų darymas yra bėgimas nuo savęs, bėgimas nuo meilės savo, ar tu nekartoji kitų modelius, kitų žingsnius, vyrai? Atrodo, viską darai, ne? Čia labai geras pavyzdys, paėmė vyras, dirba, karjerą, ne?
vadovas ten gerbiamas, kažkoks jau ten kasdieną su kostiumu pasikvėpinės, į sportą bėga, kelionė su draugais, žvejybos, mašina ten. Nu, atrodo gyvenimas. Ir kaip dažnai pas tokį žmogų, jeigu įlendi į dušę, padarai skrodimą, užduodi klausimų, aš iš savo patirties daug turiu ir bičiulių, ir pažįstamų, ir klientų, sėkmingų žmonių, Taip. vizualiai besirūpinančių savim, besimėgaujančių gyvenimo. Bet kai pradedi lysti į dušę, jie bėga nuo savęs lygiai taip pat, nemylėdami savęs, negerbdami, tiesiog veiksmus naudodami kaip atributus, parodančius visuomeniai, kad jie atseit yra kažkuo pranašesni už kitus. O viduje ta pati nelaimė, Taip. ta pati nemeilė savo, tiesiog bandymas prisitaikyti prie priskirtų vaidmenų. Lygiai tą patį daro ir moteris, Taip. tarp kitko. Ir labai stiprios moteris, kurios irgi iš pažiūros atrodo, nu jinai viską turi. Jo. Jinai turi laimingą šeimą, tvirtą šeimą ar ne, jinai turi pinigų, jinai turi pasidarius karjerą arba pasistačius verslą, jinai yra nepriklausoma, jinai keliauja, pramogauja, jinai atrodo, nu viskas, ko dar galima norėti. Taip. Bet viduj laimės nėra visiškai. Ir meilės savo nėra. Čia va tas įdomus dalykas, atsėmė, mes ne vieną kartą esam diskutavę. Amžina tema. Aš sutinku. Didelė dalis moterų, kaip ir didelė dalis vyrų, mėgsta gaminti valgyti. Bet didelė dalis moterų turi tą vaidmenį, bet realiai, va taip, nuo dušios pasišnekėjus, nekenčia kiekvieną dieną daryti valgyti. Nekenčia savo pareigų, nekenčia savo atsakomybių, nekenčia šluot, siurbt, nekenčia tvarkytis. Didelė dalis, ir aš nesakau, kad visos, nes didelė dalis, nu tikrai kaifuoja ir čia nėra nieko blogo tame, nes mes kiekvienas turime atrasti save. Čia gal problema yra, kad mes kalbame apie tos žmonės, kurie daro dalykus baisėdamiesi tais dalykais, nepriimdami jo per prievartą. Bet va čia vėl tada, vėl eilinis klausimas. Tu turi atsakomybės. Tu negali staiga vieną dieną atsikelt ir atsiriboti atsakomybių. Tu negali dabar, nu, jau susiklostė gyvenimas, ne? Nu, kalbam apie šeimyną, apie porą. Vyras, jisai susikūręs gyvenimą, kurio atsakomybės visgi yra darbe. Nu, 10 metų gyvena pora, nežinau, 7 metai, jau kuris laikas ten vaikai, ne, jau yra gimę. Ir jau tie vaikai eina į darželius, į mokyklas. Ir rutinos nusistovėjo. Tai dabar ateis moteris, sakys, žiūrėk, mes viską keičiam. Nu, taip nesigauna. Tai reiškia, ar savęs pasirinkimas, ar savęs kaip prioriteto pastatymas, jisai yra revoliucija. Ar nuo čia prasideda, va čia yra tas amžinas klausimas, be kurio mes ištisai diskutuojam. Kągi reiškia pasirinkti save ir kągi reiškia meilė savo. Taip. Ar tai yra tie veiksmai, kuriuos mes darom? Ar tai turbūt visų pirma prasideda nuo savo vidinio santykio su pačiu savim? Ne? Va čia ir yra turbūt tas esminis momentas, ne, ir esminis klausimas, esminė dilema ir esminis tas kertinis, ta riba, tas taškas, kur tu gali suprast, kas iš tikrųjų yra meilė savo. Veiksmų darimas, kitų žmonių, vat ką tu matai, ką jie daro, veiksmų kartojimas, ne, kitų vertybių pasisavinimas, bandymas viską mesti, viską griaut. Tai nėra savęs pasirinkimas dažniausiai. Dažniausiai ne. Tai dažniau yra atsakomybių atsikratymas, nes mes galvojam, kad mus legia atsakomybės. Taip. Nors va iš tikrųjų šitas klausimas, labai sunkus klausimas ir amžinas klausimas. Ne, nu, aš galiu pasidalinti savo įžvalgom, dirbant ypač su žmonėm ir man tenka beje ir su moterim dirbti ir galiu pasakyti, kad tiek versle moterys esančios, darančios karjerą, turinčios didžiulius pasiekimus, ne, lygiai taip pat pameta save, net ir tos, kur vaikų neturi, aš jau nekalbu apie tos dar, kur ir vaikus turi jo, bet irgi lygiai taip pat pameta save ir turinčios pripažinimą, visuotinį pripažinimą, ne, tokį, oi, kokia stipri moteris, ne, kuri jau, jinai, netgi visuomeniai lygiai ir aukščiau už daugelį vyrų, nėra tos laimės, nėra to džiaugsmo, nėra to savęs pačio pripažinimo. Tai va, į tą klausimą turbūt, ne, jeigu aš galėčiau atsakyti, kas yra meilė savo ir nuo ko reikia pradėti save rinktis, tai va ir yra pirmas dalykas, tai yra savęs priėmimas ir susitaikymas su tavim. Skambios, nuvalkiotos frazės,
parašyta milijonas knygų, ne? Ir klausimas, kaip? Vat aš norėjau paklausti. Ir kaip? Nes visi apie tai kalba. Visi kalba. O kaip tą padaryti realiai? Ta prasme, blueprintą duok. Jo, blueprinto visiems. Aš manau, kad yra taip, reiškia, kiekvienas žmogus turi praeiti tam tikrą kelią. Mes dalykus išmokstam, patirtis įgaunam per laiką. Per tas patirtis mes atpažįstam ir pamatom save. Kai tau yra 20, 22 metai, 25 metai, tu turi ribotą kiekį patirčių. Ir nesvarbu, ant kiek esi brandus kaip žmogus, nes visi turim skirtingą brandą. Taip. Man vat kiek, kem 6, aš dar nesijaučiu pradėjęs bręsti, aš manau dar 5, 6, 7 metai gal pradėsiu po truputį bręsti. Bet kiti būna žmonės, jo, jeigu rimtai kalbant, visgi pradeda bręsti ženkliai anksčiau. Tačiau, kol tu neturi patirčių, tu negali vertinti pildai savęs, kas tu esi per žmogus. Čia yra mano nuomonė, vėlgi aš galiu nusišnekėti ir galiu būti neteisus. Tačiau kiekvienam iš mūsų skirtingų etapų, nuo patirčių kiekio, nuo buvimo tarp žmonių santykių turėjimo kiekio, skirtingų laikų ateina suvokimas, kad va dabar laikas priimti save. Ne? Kai kuriems iš vis neteina, kai kuriems sunku suvokti, nes tu neturi pavyzdžio, neturi informacijos, tu aplink tave visi sako, tai tu džiaukis, tu didžiuokis, tu mėgaukis, vat, aš džiaugiuosi ir tu džiaugis. Ne? Vat kaimynas, kaimynė džiaugiasi ir tu džiaugis. Ir tu tada tu neturi socialinės teisės būti nelaimingu. Viduj tu nelaimingas, tu nelaiminga, bet tu neturi socialinės teisės tai pripažinti. Taip. Nes visi tave iš karto, jeigu moteris iš karto ant laužo, ne, jeigu vyras iš karto... Šiais laikais ant laužo rečiau degina, bet jo. Nuteisė. Nu, bet gerai, dabar aš manau, kad per savo patirtį, per savo gyvenimą, ypač per mūsų buvimą kartu, iš to, kiek aš tave matau, ne, iš to, kiek mane matai? Kiek tave matau, kiekvieną dieną dažniausiai, reiškia, aš galiu pripažinti, kad tu daugiau mažiau mokiniesi ir išmoksti pasirinkti save. Čia klausimas? Ne, čia teiginys. Čia kol kas teiginys. Mano klausimas, vat yra tavo, ne? Kur yra tavo taškai, esminiai momentai ir tie turbūt kertiniai faktoriai, kurie tau padėjo ir toliau padeda rinkti save. Nuo ko tai prasideda? Nuo ko tai prasidėjo tau? Man prasidėjo nuo to, kai aš suvokiau, vat, ką aš minėjau prieš tai apie tuos savęs apibūdinimus, ne, kas aš esu, pristatymas savęs. Tai tiesiog buvau tam tikram etapė savo gyvenime, kai aš pradėjau kvestionuoti, kas aš esu, tai kas aš esu apskritai, nes tie pavadinimai, ar ne, kad ten mama, žmona, dukra, ar ten kažkokia vadovė, ne vadovė, jie apie nieką yra, jie ten tik tai statusas kažkuriam laikui arba statusas visuomeniai, bet tai nėra aš. Ir aš pradėjau savo uždavinėti klausimus, o tai kas aš esu, o tai ko aš noriu iš tikrųjų. Čia yra labai sunkus klausimai ir taip atrodo, žinai, užduodi ir vat atsakymas, bet turi ilgai kapstytis visame savo tam vidiniam šūdę, pasakysiu, atvirai, nes labai susipainioja per daug metų, vat, ką mes kalbėjom apie tas socialinės normas, visuomenės normas, kažkokius tai įteiktus mums, nežinau, suvokimus, kas yra tos normos ir ko mes norim, kaip turi atrodyti, kaip viskas turėtų iš tikrųjų būti. Ir tu turi paskui po truputį, vat, kaip sušluota, atsišluoti, kur yra šiukšlės, kurios nepriklauso tau, kurios yra ne tavo ir kur yra iš tikrųjų ten, nežinau, tos tavo ribos ir tavo apskritai branduolys. Ir nuo to turbūt ir prasideda viskas, visa ta kelionė į savęs pasirinkimo kelią. Taip, nu vėl, taip,
Taip, aš manau, kad taip, bet turbūt vėl tada klausimas gerai. Savęs pasirinkimo, ne savęs pažinimo, ko tu nori. Aš noriu išgerti. Aš noriu išeiti prisigert, ne? Aš noriu pasitūsinti. Aš noriu išeiti duoti kaimynui nosį. Nu, ko aš noriu? Nes kai tu pradedi savo užduoti klausimą, ko tu nori. Gerai, kas aš esu? Aš gal, nežinau, aš gal Dievas esu. Nežinau, belia ką tu gali susigalvoti, ne? Nu, nes čia yra tokie klausimai, kur tugi turi laisvę interpretacijai. Taip, turi. Tai gerai, kaip suprast, kas tu esi, kaip prast, nu, tu, nežinau, priklauso nuo tavo išprotėjimo ir narkotikų vartojimo lygio, tu gali apie save sugalvoti, ką nori. Taip, aš kažkur skaičiau vieną frazę, kuri man labai įstrigo, kad iš esmės mes galim būti bet kuo gyvenime. Mes turim, nu yra tam tikros normos, kurias mes turim, į kurias turim įsipaišyti, ar ne, yra įstatymai. Gerai, aš galvoju, kad aš drugelis. Vaikštau su drugelio sparnais. Ne, nu taip, jau čia kraštutinumai mes visi. Taip, o kaip be kraštutinumų diskusijų. Suprantam. Bet jeigu įtelpi, ar ne, nu, ta prasme, nepažydži įstatymo, nesi kažkoks frikas. Gerai, o ko palauk, gerai. Nevaikštai. Gerai, klausimas, nuo kada esi frikas? Nuogas, turi į miestą. Bet jeigu su izoliacija spenelius užsigliavęs ir kitur, gal nieko tokio? Gal nieko tokio. Gal nieko tokio. Gal nieko tokio reikėtų. Iki kiek, nuo kada frikas? Aš nežinau, reikėtų padaryti. Ar kai visi žiūri, ar kai jau visi žiūri, ar kai pirštai sukioja. Na vėl klausimas, kas, ne, bet čia juokas, juokais mes juokiamės, bet čia yra rimti klausimai. O kaip suprast, kas aš esu? Nes svajonė, kuo aš noriu būti, daugeliu ir yra atsakymas, kad aš tuom ir esu. O svajonės dažniausiai tai yra pagrįstos tuom, kad pas kaimyną žolė visada žalesnė. Tu svajoji būti kitur negu esi. Taip. Ir galvoju, kad jeigu būsiu kitur, ten bus geriau. Jo, o iš tikrųjų gyvenimas, yra čia šitoj vietoje, ne? Gal aš net ir papildysiu arba savo įdėsiu įžvalgą, kad gyvenimas tau dažniausiai parodo, kas tu esi iš tikrųjų. Ne ką tu svajoji, netgi, nors aš visada skatinu žmonės rinkti savo svajonę, siekti, bet tu vis tiek tu turi suprasti, kad tu esi pasiekmė to, kas buvo iki dabar. Iš esmės. Nesvarbu, kaip, mano manimu, nesvarbu, kaip priversti mes esam pasirinkti, kaip stipriai mus įtakoja visuomenės normos, bet beveik visais atvejais, sakau beveik, nes gyvenimas yra visoks ir visko būna, ne, ir būna situacijų, kai žmonės negali rinktis, vėlgi, mes negalim visko paišyti 100%, ne, bet didžiąją dalim atveju esminis žodis yra pasirinkimas. Mes renkamės sukurti šeimą, mes renkamės turėti vaikų, mes renkamės atitikti visuomenės normas, vieni renkasi susituokti, turėti vaikų ankstyvam amžiui, o kiti nori daugiau dėmesio skirti savo ir pasirenka vėlyvam 40 metų amžiuje nesukurti šeimą. Pripažinkim, dar yra vienas dalykas, kas irgi yra svarbu, kad kai mes esam jauni, jaunam amžiui, mes dar dėl savo patirties trūkumo, gyvenimiškos patirties trūkumo, kai kuriais atvejais galim priimti ir dažnai tai būna, gyvenime. Nemeluokim savo. Priimam kartais ir neteisingus sprendimus, arba ne visada mums palankius sprendimus, kurie palankius turiu omeny ilgalaikiai perspektyvai, kurie bus palankus ir ateityje, ne? Ir įtakos kažkaip gerąją prasme mūsų ateitį. Tai tie pasirinkimai, kurie galbūt dėl vienokių arba kitokių priežasčių buvo priimti anksčiau, jie kartais mus pakreipia į tam tikrą pusę, netgi galbūt mes to ir ne visai norėjom, ne to siekiam, ar ne? Bet per sukurtas patirtis, tu tampi, ne, iš tų priverstinų pasirinkimų sukurtom patirtim, tu tampi tuo, kas esi. Taip. Nes dažniausiai turbūt ir yra. Tu esi ne tai, kurioje situacijoje tu papuoliai, bet kaip tu į tai reaguoji. Nes aš galvoju, mus kaip žmonės skiria mūsų reakcija į situaciją. Taip. Ne? Vienas papuolęs į situaciją, kai kažkas su juo elgesi nesąžiningai, nuleis galvą, kitas duos per ausį. O trečias, nežinau, duos per kojas.
ketvirtas išvadins kažkokiais žodžiais ir mes skirtingai elgiamės. Kitas sugebės sutaikyti, susidraugauti su tuo žmogumi, ne? Ir mes visi esame skirtingi. Ir tai turbūt apibrėžia, kas tu esi labai dažnai, ne? Ir žiūrėdamas atgal, save gal turbūt labiau turi vertinti ne tai, kokioj tu situacijai buvai, bet kaip tu joje reaguoji ir tai daugiau pasako tau apie tave negu pati situacija, kuri sukurta, ne, tam tikrų aplinkybių. Kitas, mano manimo, svarbus momentas ir iš esmės yra svarbiausias momentas, kalbant apie savęs pasirinkimą. Kur aš manau, didžioji dalis iš mūsų klaidžiojam naktį rūke su tamsiais akiniais ir užmerktom akim, ieškodami savęs. Tai yra, mes tiek susikoncentruojam, norėdami pradėti rinktis save, pradėti save mylėti. Mes tiek daug visų pirma susikoncentruojam į savo norus ir per mažai susikoncentruojam į savęs priėmimą. Apskritai, jeigu pradėsim nuo to, reiškia, meilė savo ir savęs pasirinkimas prasideda nuo savęs priėmimo. Ką aš turiu omeny? Reiškia, jeigu mes paimtumėm, turbūt, nežinau, 100% negaliu sakyti, bet paimtumėm 90% žmonių, 99% žmonių, ne virš 9% žmonių, bet kuriuo atveju, reiškia, didžioji dalis iš mūsų turime pyktį, nuoskaudą, nusivylimą, nepasitenkinimą, nepilnavertiškumą savo atžvilgiu. Mūsų visus barė tėvai, mokytojai, čia va ypač mes gerai, kadangi kalbam gimtąją lietuvių kalbą, tai reiškia mūsų auditorija kalba tą pačią kalbą, ne? Ir jeigu mes kalbam apie mūsų lietuvišką kultūrą ir pasižiūrėkim labai paprastai, nuo vaikystės, nežinau, dabar gal jau labai viskas keičiasi, kažkada su vienu bičiuliu atsimenu, mes analizavom mūsų visą, reiškia, raidos, turbūt tą visą istoriją, visą tą raidą, kaip mes formavomės, kaip žmonės, kaip asmenybės. Mes gyvenam priešiškam pasaulyje, atsimenu, darželio auklėtojos, ne, tave verčia valgyti, tarki dabar atsimenu, sriubos tos su tom neskaniai supjaustytom daržovėm ir dar būdavo tie tokie riebaliukai įmesti, čia prieš daug metų. Aš nežinau, apie ką tu kalbi, nes aš darželio nelankiau. Akivaizdu. Bet žodžiu, visi turim, ne, aš atsimenu, tu susiduri su žmonėm, kurie daugeliu atveju elgesi ir prieš tave, ne, elgesi griežtai, tai tau per ausį duos, kas būdavo senais laikais, puikiai atsimenu, mokykloje mokytojai, retas, kuris tavo draugas buvo arba tavo pusiai, nes jis turi praeiti programą, o tu esi trukdis, kuris neskuba praeiti programos, nes tau reikia dar ir paplepėti arba tingi mokintis. Taip. Ir kažkas ir tave paims už ausų ir pastatys į kampą, kad netrukdytum kitiem praeiti programos. Taip. Tai tu nori, nenori, bet tu kaip žmogus susiduri su kažkokiu pasipriešinimu. Čia gal mano tokia istorija, aš nežinau. Gal ir mano istorija yra tokia. Gal mes čia tik nestabilus ir labai keisti žmonės, ne? Bet aš manau, daugelis iš mūsų esam susidūrę su panašiais dalykais. Tai ką reiškia? Reiškia, per visą tą tokią patirtį susikaupia nepasitikėjimas savim. Tu kažkur nevykęs, kažkas tau nesigauna, tave nuolat lygina, kai kuriuos tėvai lygina. Ne? Pažiūrėk, va kaimynų vaikas, jisai tai nerūko, ne? Jisai tai lango, pažiūrėk, koks šaunuolis, kaip gerai mokinasi. O tu žinai, kad tas kaimynų vaikas pasislėpęs nuo tėvų rūko. Taip. Žinai, ir tave lygina, tu prastesnis, čia jau turbūt mano trauma kažkokia išlindo. Dar būna sudėtingesnis variantas, kai šeimoje yra keli vaikai ir yra ten, nežinau, vyresni broliai, seserys, dar kažkas. Kažkas geresnis. Ir aišku, kažkas bus šeimoje ten iš vaikų geriausias, ar ne, ir koks nors pirmūnė, nežinau, ir super galių turintis asmuo, ir paskui toj pačioj mokykloje mokinasi ir visi. Ir kiti ten tie broliai, seserys arba broliai, seserė, nežinau, kenčia dėl to, kad anas yra geresnis, anas yra... O tu vietoj to, kad būtum pirmūnas, susimuši su kitos klasės mokiniais, ne? Taip. Vietoj to, kad gerai mokintis. Taip. Ne, arba nežinau. Buvę. Arba padegi kokį ten laikraštį prie mokytojos kabineto, nežinau, čia daug tokių istorijų, bet kas girdėjau, ir aš tokių istorijų.
Čia gal kada kitą Man kartą. taip nebuvę. Jeigu kam nors bus įdomu, galėsim apie istorijas vaikystės pašnekėti. Bet vienaip ar kitaip, kas gaunasi, mes sukaupiam patirtį, kad mes esam nepilni, netinkami. Ir mes pradedam save baust, pradedam ant savęs pykt ir per laiką gaunasi, kad mes save bandydami įstatyti į visas tas normas, atitikti, įtikti, pripataikauti, ne kitiems, būti labiau mėgstami, labiau mylimi, mes daugybę savęs nepasitikėjimo faktorių labai stipriai užgniaužiam savį ir jie niekur nedingsta. Ne? Taip. Kiek daug žmonių, va aš labai dažnai su klientais dirbdamas, ne, sakau, ką tu savo mintyse kartoji apie save savo. Mes tiek daug šūdo kartojam apie save, tiek daug dalykų mes save menkinam, tiek daug dalykų mes save baudžiam ir keikiam. Aš nemeluosiu. Aš pats net turiu įprotį, aišku, aš tą darau su humoru, bet dabar jau baigiu išmokti to nebedaryti, aš turėdavau įprotį anksčiau. Aš daug nesąmonių darau gyvenime, man patinka daryti nesąmonę. No shit. Ir visada savo sakau, Andriau, ką tu padarai? Ir atrodo, juokas juokais, bet finale aš paskui supratau, kad aš save drožiu ištisai. Save kapoju. Ir vienas iš dalykų, nuo ko apskritai turbūt prasideda savęs pasirinkimas, meilė savo ir turbūt savęs kaip prioriteto pastatymas ir suvokimas savęs kaip prioriteto, tai yra nuo atleidimo savo už viską. Ta prasme, mums kaltės jausmas yra įskiepytas nuo pat vaikystės. Taip. Mes nuo pat vaikystės esam kalti, mes esam prisidirbę. Ir tai yra tokia įprasta būsena, nes kaltė yra apskritai. Čia ir kultūriškai, ir religiškai, ir visokiojopai. Visom prasmėm. Nes kaltė, pripažinkim, čia nesąmokslų teorijų ieškom, bet čia turbūt daugiau analizuojama, reiškia, kaip formuojasi santykiai tarp žmonių. Kaltės projektavimas į žmogų pats lengviausiai suvokiamas ir įvaldomas manipuliacinis įrankis. Jeigu tu nori, aš dabar norėčiau tavim manipuliuoti, aš sakyčiau, žiūrėk, tu mane stipriai užgavai ir įžeidėjai ir dabar aš norėčiau, kad tu tam susitaikymui padarytum taip, kad man būtų gerai. Ir aš dabar tą kaltę projektuoju. Juokas, tu atrodo dabar suvoki, bet jeigu tau 10 kartų aš tai padarysiu, 100 kartų tai padarysiu, pas tave pradės formuotis kalties jausmas būnant šalia manęs. Nes tu vis tiek nori santykio, nori būti. Ir labai dažnai žmonės taip ir daro, taip ir elgiasi. Ir dažnai taip daro netgi pasąmoningai, ta prasme, jie galbūt net ir nenori piktybiškai pakenkti, ar ne, specialiai. Bet kadangi šitie dalykai, tokie elgesio modeliai, tokie bendravimo modeliai, jie yra įprasti dažnai iš kartos į kartą, arba mes matom, nežinau, ten pas giminės draugus dar kažką, kad būtent taip yra elgiamasi ir ypač santykiuose, ar ne, tai paskui būna netgi natūraliai žmonės tuos dalykus perima ir sako vieni kitiems ir paskui tie demonai viduj kaupiasi ir ten griaužia tave, tu nevykėlis, tu žiūrėk, tu kaltas, tu pas prisidirbai, tu ten pati prisidirbai, tu čia taip padarėjai, kodėl pasirinkai taip, o ne taip, ar ne? Ir paklauskim dabar pas visus. Gerai, buvo, neseniai praėjo šventės, nauji metai, kūčios, žinai, atkreip dėmesį dažnai, laužom plotkeles per kūčias, ne? Ir linkim vieni kitiems kažko, ne? Reiškia, aš mėgstu linkėti pinigų ir sveikatos, 2 dalykai, žinai, man patinka, kai man linki pinigų ir sveikatos, ta prasme, ką tu man daugiau prilinkėsi, žinai, bet realiai, kaip dažnai mes linkime vieni kitiems, ypač jeigu turim artimą santykių su žmogum, būk geresnis, ne? Būk geresnis kitais metais, kaip mes dažnai patys savo, kitų metų, naujų metų rezoliucijas kokias, nuo šių metų aš būsiu geresnis negu esu. Nuo šių metų aš labiau stengsiu, labiau mylėsiu. Aš nebūsiu toks blogas ir netikęs, koks buvau iki šiol. Žinot, ką pasakysiu? Fucking 100 metų. Esminis dalykas, nepaisant kokie bardakai, kokie nesąmonės mes esam, nepaisant kokį šūdą mes darom, nepaisant kiek daug apsikakoję iki ausų mes esam, nepaisant to, kiek mūsų manimų kiti mus teisia ir kiek mūsų manimų kiti mus
nepriema, mes visi esam pakankami, mes visi esam pilni ir mes visi esam ok. Tai yra viena tiesa, kurią mes kaip žmonės, mano manimu, turim savo kartuoti kiekvieną dieną. Nesvarbu, kokias nesąmonės aš padariau. Aš esu toks, koks aš esu. Ir vietoj kalties jausmo mes, aš manau, kaip žmonės turim išmokti į viską žiūrėti su atsakomybė. Matai, man kažkada, aš atsimenu, prieš daug metų viena psichologė labai gerai ir aiškiai vardino. Kalties jausmas yra nuosprendis. Ne? Nu, pažiūrėkit, teisme, filmus, kas žiūrit, kas nesusidūrė su teismais, ne? Filmus, laidas, matė įvairias. Teisėjas. Kaltas. 20 metų. Ką tai reiškia? Viskas, jau tu nieko nepadarysi. Tu nieko su tuo nepadarysi, tau reikia atsėdėti. Dabar jeigu tu nusprendi, kad tu dėl kažko esi kaltas, ką reiškia? Aš esu kaltas, dabar turiu kentėti 5 metus. Ne? Tu dabar prasme neturi spręsti. Kada tu gyvenime į viską pradedi žiūrėti per atsakomybės prizmę, kas gaunasi? Tu nebekaltas, tu atsakingas. Tu žiūri į save ir sakai, žiūrėk, aš esu atsakingas už tai, kas įvyko. Aš esu atsakingas už tai, kaip aš reagavau. Atsakomybė, kodėl daugelis žmonių to nedaro, nes tai yra žiauriai sunku. Su kalte. Ką tai reiškia, ta atsakomybė, nes žmonės dažnai klaidingai interpretuoja tą atsakomybės prisiėmimą. Taip, bet ir aš galiu pasakyti, kodėl. Nes žmonės vėlgi atsakomybę labai dažnai maišo su kalte. Ir aš galiu pasakyti, kodėl atsakomybę yra sunku prisimti, o kaltė yra lengva, nors kaltė mus ėda. Kaltė mus ėda ir mums atneša daug žalos. Ir ne tik dėl to, kad įpratę. Kas yra kaltė? Mes kaip žmonės esam jau tokios būtybės, kurie sugebam atsipalaiduoti netgi degančiam name. Jeigu žinom, kad nėra kitos išeities. Arba jeigu mes įpratę esam. Įpratę, o įprotis tai reiškia, kai tu patiki, kad nėra kitos išeities. Įprotis tai reiškia, kad tu patiki, tu savį įtikini. Tai reiškia, tau lengviau prisimti kaltę, nes gerai, viskas, aš kaltas, viskas, aš blogas. Tai aš ir tai blogas. Koks skirtumas, aš dar būsiu blogesnis. Nu, vienu daugiau, vienu mažiau stokit į eilę. Čia kaip paauglystė, ar ne, jeigu, nu, aš nežinau, ar daugam taip yra pasitaikę, bet žinau, kad tau tikrai kaip ir man yra pasitaikę, kai išeini kažkur tai tūsint ir tėvai sakė, grįžk ten, nežinau, 12 arba ten 10, nu, aš kaip mergaitė, tai aš turėdavau gal 10 grįžti. Man irgi kaip kada. Ir paskui jau matai, kad jau šūdas gausi. Žiūri, be 5:12, koks skirtumas? Ar gausi velnių už 5 minutės ar už 5 valandas pavėluotas? Vis tiek blogas vienodai. Jo, ar taip, nu, jo, kaltas. Bet va čia ir yra turbūt neklausimas. Žmonės visgi, va čia ir yra problema. Jeigu mes kalbam sausai apie atsakomybę, žmogus dažnai atsakomybę girdi visgi toliau kaip kaltę. Taip. Nes mes nemokam, mes nežinom. Apie atsakomybę mums nei mokyklai normaliai mokino, nei mums kažkas išaiškino, kas yra atsakomybė. Bet atsakomybė nuo kaltės skiriasi tuom. Kaltė yra garsus dalykas. Aš esu kaltas už viską, nubauskit mane. Tu pasakei, tu atsipalaidavai, nes tau nebereik kovoti. Tu priėmei visi jo, tu esi kaltas, viskas, visi priėmėm nuosprendį, dabar tau liko kentėti, visi ramus, visi užmiršo, tu atsiprašei. Standartiškai, pasakė atsiprašau ir dabar toliau gyveni savo kančioje ir visi dabar ramus aplinkui, tu visus nuraminai. Kas yra nusėmė atsakomybę. Tu nusėmė atsakomybę, nes tai yra kaltė, viskas padariau, aš vėl padarysiu, vėl būsiu kaltas, nu bet vienu kartu daugiau, mažiau, fucking jokio skirtumo. Kas dabar yra atsakomybė? Atsakomybė yra tylus dalykas. Skirtumas tarp kaltės ir atsakomybės yra garsas. Kaltę prisėmi garsiai, atsakomybę prisėmi tyliai. Ir kas yra atsakomybė? Kada tu pažiūri nutikusią situaciją, pirmas dalykas, matai, kaltė, tu gali kaltę prisimti už kitus. Atsakomybę tu gali prisimti tik už save. Tai reiškia, tu gali prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir už savo reakcijas į kitų veiksmus. Kaltę tu gali pakelti ranką, garsiai pasakyti ir visi sutiks. Atsakomybę tu pagalvoji į pažiūrėjusią situaciją, negarsiai sakai, aš kaltas, o pažiūri, gerai, o ką aš padariau ir ką ateityje galėčiau padaryti kitaip tokioj situacijai. Esminis klausimas. Ir tas klausimas, jisai keičia labai daug ką. Ir ypač šitas klausimas, mes kalbame apie kaltę, apie atsakomybę, bet visgi pirmas dalykas, kas eina, ir čia yra susiję dalykai, bet aš tai siūlyčiau išsisegmentuoti. Pirmas dalykas, žmogui norinčiam pradėti mylėti save, priimti save, yra visgi gebėjimas savo atleisti ir paleisti kaltę
už tai, kas buvo iki šiol. Tai tu turiu omeny prisimti atsakomybę. Jo, tai reiškia pradėti į save žiūrėti ne per kalties rėkimo, išsakymo prizmę. Kodėl mums lengviau prisimti kaltę negu atsakomybę? Mes, kaip žmonės, visi norim pripažinimo. Mes norim pritarimo, mes norim palaiminimo, mes norim, kad paglostimo. Visuomenė aplink mus visi yra pripratę. Aš esu kaltas, labai kaltas, aš dabar visų atsiprašau. Tu pasakei statementą, tokį garsų. Ateina šaunuolis, kaip tu gražiai atsiprašai. Aš taip gražiai atsiprašė, jis taip gražiai moka atsiprašyti. Ir koks jisai stiprus. Koks stiprus jis atsiprašo. Dažnai kas nors sėdi, biškis žmogus toks gyvenimo matė, sako, taigi vėl tas pats nutiks. O gal šį kartą nenutiks? No fucking shit. Dabar esmė, kalties bajeris ir yra, kad tai yra uždaras ratas. Tu gavai dėmesio per kaltę, ne? Tu gavai pripažinimo ir žinai, kad sekantį kartą tu biškį apsišyksi, bet finale tu liksi šaunuolis. Aš jau žinau, prie kokių situacijų moteris gali rišti šitą klausimą. Pavyzdžiui, papasakok. Kaip pavyzdžiui, pripažinkim, vyrai dažnai labai santykios, ar ne? Aha. Vyrai būna ypač tie, kurie labiau kokie nors nepriklausomi, independent, stipresni alfa. Tai mes matę esam internete, ar ne? Tik internete. Kiek būna, ar kažką padaro, kažkur išvažiuoja, kažkur pradingsta, kažką sunervuoja savo moterį. Dieve, kokie parazitai tie vyrai. Parazitai. Parazitai tie visai. Paskui žiūrėk, atvažiuoja su dovanom, su gėlėm. Atsiprašo moteris, atleidžia dažniausiai iki tam tikro etapo. Ir tada jinai laiminga, kad gavo dovanų. Taip, jinai laiminga, jinai gavo dovanų, vyras laimingas, nes išsprendė problemą ir toliau savo gali toliau tęsti savo reikalus. Ir ne. Aš esu matęs, bet tokių gerų, tokių, nežinau, pažinsit save, net pažinsit. Daug esu matęs situacijų iš aplinkui, kuomet vyras yra toksai prisidirbantis, užgeriantis, užtūsinantis. Ir aš atsimenu, ne vieną kartą esu matęs, kai jau visa šeima džiaugiasi, kad tėvas užgėrė, nes žino, kad poryt bus kaltas ir duos visiems babkių. Taip. Ir ta prasme, jau verslo planai atsiranda tokie, kad tai palauk, kitą savaitę, taigi Žalgiris žaidžia. Taigi užgers, taigi nusipirksi batus. Ir gaunasi, mes gyvenam tokiu kalties eksploatavimo, kalties eksploatavimo kontekste. Vyras, jisai prisidirba, bet finale lieka šaunuolis, nes visi laimingi gavo, ko nori. Ir žmonės vietoj tiesioginio atviro bendravimo, taip kažkam kažką leidžia būti kaltu. Tada tu žinai, kad tu būsi kaltas ir išsipirksi, pasakysi atsiprašau. Taip. Ir visi bus laimingi. Ir tu legalizuoji savo šuduko malimą, tą nesąmonės darimą. Atsakomybė yra, kada tu savo užduodi klausimą, ne? Kaip tai įtakoja mano santykius. Bet čia yra žymiai sunkiau. Dėl to daugelis žmonių šito ir vengia. Jo, bet pasiekmes viso to, ne, mes kalbame apie savęs mylėjimą. Kai tu esi kaltas, nesvarbu, kad tu išsipirkai, nesvarbu, kad tu atsiprašai, bet mūsų smegenys ir mūsų organizmas jau taip sutvertas. Nervų sistema taip sutverta, kad kuo daugiau kalties tu prisijemi, tuo labiau jinai kaupiasi. Ir jeigu tu apsimeti, kad tu to nematai ir sakai, o man gerai, šūda tau gerai. Viskas kaupiasi ir išsiveržia kažkuriuo metu ir visa tai pridaro daug žalos. Taip. Pykti savo, nes tu savo nuolat kartuoji, nes nepamirškim, labai geras pavyzdys, ne, apie tokias šeimas, nes kažkaip labai varom ant vyrų. Labai čia mes varom ant vyrų, bet... Bet čia vėl sąlyginės. Jeigu kitą kartą mes pavarysim ant moterų labiau. Kad jos per geros. Sudirbsim juodai. Sudirbsim už tai, kad per geros ir per daug rūpinasi vyrais ir taip išlepina vyrus ir dėl to jos kaltos. Taip suvarysim, ne? Jo, bet grįžtant prie to, kas gaunasi, kad nesvarbu, kad tu išsipirkai, nesvarbu, kad tu sukalbėjai poterius, ne, 10 sveika Marija, bet tas kalties jausmas jisai niekur nedingo ir jisai kaupėsi. Ir tu nenori, kalties jausmas pavirsta pykčiu. O pyktis, mums ant savęs pykti sunku, jeigu pyksti ant savęs, tai dar daugiau, ten, nežinau, geri save žaloji, kažką darai.
ir tuo pačiu pyksti ant artimųjų, ant kitų žmonių ir matai kitą kartą žmogų, kuris pilnas kalties, jis vaikšto, jis raudonas. Perkeltinė ir tiesioginė prasme. Dabar būna kartais ir neraudonas, bet būna tiesiog labai, aš tai labai gerai atskiriu žmonės, kurie yra pilni meilės ir savo, ir kitiems, ir kurie gyvena labai nelaimingi. Tai lengviausia turbūt atskirti, kai, būna, nežinau, visokių situacijų gyvenime, ar ne, ar ten kažkur tai, nežinau, parduotuviai, gatvėje, mieste, kaviniai, nežinau, bet kur. Bet akivaizdžiai matosi žmonės, kurie savęs nemyli, kurie turi daug pykčio, kurie turi daug nuoskaudų, kurie turi daug šūdo savo galvoj, savo viduj. Šūdo savo atžvilgiu. Ir pirmiausia savo atžvilgiu. Tai jie paskui, jie lieja viską ant kitų. Taip. Jie būna erdvėje arba, nežinau, susitinka su kitais sakai, žmonėmis. atsiprašau, gal galite nemėtyti mano produktų? Jo, arba gal tiesiog, galima greičiau? Arba tiesiog prikimba lygioj vietoje ir ne, ir tiesiog o vemia. Jums čia atrodo. Normalu taip stovėti? Taip. Arba jums čia normalu šičia eiti. Jo. Arba šitaip žiūrėti. Neužstokit man vaizdo. Taip. Ir aš vis tai sakau, kad jie vemia savo negatyvų ant kitų žmonių. O tie žmonės, kurie jau būna, gerai, galbūt procese viso to susitaikymo su savimi ir prieimimo ir mylėjimo savęs, ar ne, ir kitų žmonių, jie dažniau skleidžia geras emocijas. Ir juos, kai pamatai, kai su jais bendrauji, jie labiau renkasi pamatyti gerą pusę, nežinau, situacijos ar aplinkybių, ar to žmogaus, su kuriuo bendrauja, ar apskritai tada pasirinkti nelysti į akis, žinai. Ja. Bet tas ir yra tada klausimas, ne gerai, grįžkim prie atsakomybės. Tai gerai, kaip prisimti tą atsakomybę? Atsakomybės prisėmimas yra visada arba savo veiksmų analizė, arba savo reakcijų analizė. Nes viską, ką mes sukuriam aplink save negatyvo, tai išeina arba tu padarei kažką, sakykim, netyčia, nespecialiai, bet tu gali padaryti išvadas. Nereiškia, kad tu blogas. Ta prasme, shit happens. Mes žmonės darom klaidas. Klaidas daryti yra normalu. Žmogiška. Ta prasme, man dar, žinot, kur aš sutinku neklystančių žmonės, tik kapinėse. Nei vienas kapinėse neklysta. Tie, kas užkasti, jie neturi galimybių. Visi kiti. Klausimas, kiek žmonių sutinki kapinėse tų, kiek atkasu. Kiek atkasu, paprastai, laisvalaikiu. Kiekvienas turim savo hobį. Bet iš esmės, visi, kurie neklysta, guli kapinėse. Visi kiti mes darom klaidas. Skirtumas yra, kad per savo kalties jausmą mes dažnai nepripažįstam tų klaidų. Pavyzdžiui, dominuojantis kažkokie vadovai būna, kaltina kitus, arba tiesiog suvalgo, suėda. Kažkokie stipresni žmonės suėda kitus dėl savo kalties jausmo. Kitas pripažįsta, nusižemina pats dėl kalties jausmo. Kai tuo tarpu, jeigu tu pradedi savo užduoti klausimą, o ką aš ateityje galiu padaryti kitaip, pripažįsti, žiūrėk, aš supjoviau grybą, aš padariau nesąmonę, shit happens, bet žinok, aš padarysiu savo išvadas, aš darau savo išvadas. Ir aš tą padariau dėl to ir dėl to. Ateityje aš žiūrėsiu, kad taip nepadaryčiau. Man gal nesigaus, bet aš stengiuosi. Tu man parodyk, tu man pasakyk, aš priimsiu. Čia yra atsakomybė. Kitas dalykas. O jeigu, gerai, dabar kas nors nesakys, o jeigu man kažkas kažką padarė, tai yra tik tavo reakcijos klausimas. Reiškia, į viską mes galim reaguoti visaip. Vakar buvau susitikęs su bičiuliu. Bičiulis sako, kaip tu gyveni. Aš čia dabar save kaip puikų pavyzdį bandysiu parodyti. Negarantuoju, kad aš puikus pavyzdys. Kaip pozityvų ar... Turbūt, pabandysiu pabūt fainas. Gerai. Bet aš gal turbūt daugiau pasidalinsiu savo požiūrį į gyvenimą. Ir jis sako, kaip gyveni. Aš sakau, belia kaip gerai. Tu prasme, aš gyvenu antie gerai, kad man net nejauku, bet tai nereiškia, kad visos mano problemos gyvenime išnyko. Tai nereiškia, kad man nenutinka netikėtų šūdinų dalykų. Tai nereiškia, kad viskas, ką aš darau, yra tik sėkmė ir daugiau nieko. Aš gyvenu taip, kaip gyvenau iki šiol pagal ten, pasiekmes, pagal viską. Skirtumas yra tik tais mano požiūrio klausimas. Taip. Pirmas dalykas, žinokit, aš visiškai nebepykstu ant savęs, nebeteisiu savęs. Shit happens. Padariau, ką aš galiu padaryti ateityje, kad taip nenutiktų. Susinervinau ant kažko.
Nu, vat ką aš galiu padaryti, kad ateityje nesusinervinčiau. Kaip man reaguoti, kaip man daryti. Ir jūs nepatikėsite. Ta prasme, šypsena nuo mano veido, nu taip nedingsta. Nes kažkodėl aš labai gerai komfortiškai jaučiuosi su savim. Ir tai nereiškia, kad gyvenimas aplink mane pasikeitė, kad pasaulis pasikeitė, apsidairykime. Pasaulis paprastai nesikeičia. Paprastai nesikeičia. Mes galvojam, kad dabar pasaulis yra išprotėjęs, bet jeigu jūs paskaitysit istorinius dokumentus, filosofinius dokumentus, šimtus, tūkstančius metų atgal, jūs pamatysit, kad visi visada galvojo, kad pasaulis yra išprotėjęs. Ne? Ir visi visada galvojo, kad žmonės yra nesąžiningi, visi visada galvojo, kad daug yra kaltų ir kad patys yra kalti. Niekas daug nepasikeitė. Skirtumas vienintelis yra, kad šiandienai mes turime daugiau galimybių save edukuoti, daugiau galimybių rasti būdų, metodikų, kaip dirbti su savim, kaip savo atleisti. Faktas, vienintelis dalykas, ko mums reikia, tai yra gebėjimą pripažinti, kad viskas su mumis yra ok. Mes esam tokie pat nesąmonės, kaip ir visi kiti. Žinot, kas yra įdomiausia? Niekas nežino, ką daro. Visi apsimeta, kad supranta tie, kurie yra sėkmingi. Šūdą jie nežino, kodėl. Jie jums gali papasakot post factum, bet prieš faktą jie negali pasakyti, ką reikia padaryti. Visi, kurie yra laimingi, irgi ne visada žino, ką daro. Skirtumas yra tik, kad tie, kur laimingi, neapsikrauna, neteisia savęs. Mes gyvenam pasaulį, kuriame niekas nieko nežino ir visi tik tais vaidina. Taip. Tada klausimas iškyla, kodėl aš tokiam pasauliui turiu jaustis kaltu, nemylėti savęs ir savęs nekęsti. O kodėl aš negaliu pradėti priimti save tokį, koks aš esu? Kiek žmonių, gerai, tu konsultuoji žmonės, ypatingai moteris, sveikatos klausimais? Nu, sveikatos klausimais, kitaip sakant, padedu susigrąžinti savo kūno ir proto balansą. Tai gerai, vat klausimas. Kaip dažnai savęs teisimas, nepasitenkinimas savim įtakoja mūsų sveikatą? 100%. Kaip dažnai savęs atsiribojimas nuo savęs ir savęs, kaip čia, veikimas prieš savo tikrąjį aš įtakoja sveikatą? Visiškai visada. Taip. Žinai, pas tai moteris ateina, ne, va, ten, apie savo, reiškia, nervinę sistemą pasitart. Kiek iš jų nemyli, nevertina ir nepriima savęs? Net ir tos, kurios sako, kad priima ir kad viskas yra gerai, nu, jeigu jos ateina, tai akivaizdu, kad kažkas yra negerai. Tai dažniausiai taip ir būna rezultate. Bet yra kitas dar dalykas, ko tu nepaminėjai, žinai, vat kalbam apie tas reakcijas, kad mes esame atsakingi už tai, kaip mes reaguosim į pasaulį, į kitus žmonės, į kitų žmonių elgesį, į situacijas ir į visą kitą. Bet kur yra sunkiausia dalis ir kur dažniausiai žmonės stringa, mes irgi grįžtant į tą visą vaikystę, jaunystę, į ankstyvą suaugusio gyvenimą, mes turim tam tikrus elgesio modelius ir natūralu, kad mes įprantam vienaip arba kitaip rinktis, kitaip reaguoti, vienaip ar kitaip reaguoti. Ir sunkiausia dalis yra, kai mes pradedam tą, įvardinkim kaip sąmoningumo kelią, ar ne? Saviugdos kelią, sakykim. Kai mes pradedam tą kelią ir mes turim iš naujo mokintis elgesio modelių, naujų, visiškai. Kitaip sakant, čia aš netgi sulyginčiau su tuo, kad mes pradedam kurti visą save, visą savo pasaulį iš naujo, visą savo suvokimą. Kaip reikia elgtis, kaip reikia kalbėti, kaip reikia reaguoti, kaip reikia, nežinau, atsakyti, viską. Gerai, čia labai geras pavyzdys. Ir sunkiausia, dar sunki dalis, kad dėl to, kad mes esam labai įpratę, kai tu sakai, žinai, prisimam atsakomybę ir jeigu man nepavyko, bet aš prisimam atsakomybę, kad aš vis tiek stengsiuos toliau ir stengsiuos kitą kartą kitaip sureaguoti. Ir tas nuolatinis savęs pasąmoninis grąžinimas gaunasi toks mindžikavimas, tu dedi du žingsnius į priekį ir paskui žengi žingsnį atgal, nes tos senos reakcijos jos vis tiek išlenda.
Taip, bet va čia yra labai geras, žinai, mes paskutiniu metu labai daug apie tai kalbam. Taip. Iš tikrųjų, nėra čia kas liep, mes su savo santykiais tiek daug dirbam, mane, ir tiek daug dirbam patys su savim, kad iš tikrųjų turbūt tas... Žodžiu, mes labai daug dirbam. Laisvalaikiu. Bet esminis turbūt momentas yra, kad netgi tuo metu, kai tu atrodo jau, vat kaip ir tu sakai, ne čia, sąmoningesnis daraisi, visgi tų automatinių įprastų reakcijų atsikratyti taip paprastai nėra lengva. Nėra lengva, čia yra labai, taip, labai sunkus darbas. Jeigu tu įpratęs duoti per ausį už tai, kad tau kažkas kažką pasakė gatvėje, tai gali būti, kad tu norėsi duoti per ausį. Bet pagrindinis dalykas čia, aš nežinau, turbūt savo traumas traukia. Savo. Bet turbūt esminis momentas tai yra suvokti ir atskirti. Reiškia, ką duoda atsakomybė. Žiūrėjimas ne per kalties. Per kaltę, jeigu tu kažkaip sureagavai ir žiūrėsi per save į kaltę, nu tarkim, tu jau čia dirbi su savim, ne, bandai save pripažinti ir staiga sureaguoji. Jeigu žiūri toliau per kaltę, tu būsi kaltas, sakysi, ai, aš vis tiek nevykėlis, man nesigavo. Jeigu žiūrėsi per atsakomybę ir tu staiga sureaguoji ir tu savo gali per atsakomybę pasakyti, stop, aš esu atsakingas, kad aš taip sureagavau ir užduot klausimą, kodėl aš taip sureagavau. Ir tada pradedi galvoti, pala, taigi čia mano įprasta reakcija, kurios aš išmokau per 20, 30, 40 metų. Prieš 40 metų, tarkim, mane, 30. Ir tada klausimas, ar aš iš tikrųjų taip jaučiuosi dabar, ar tai yra tik tais reakcija. Ir per atsakomybės prizmę tu gali pradėti jaust, pradėti save stebėti, tas reakcijas. Ir gali sakyti, įdomiausias dalykas ir pats šūdiniausias, sunkiausias dalykas, kad neužtenka vieną rytą atsikelt, pasakyti, aš save myliu, aš savo viską atleidžiu, aš save priimu ir nuo to ryto viskas bus kitaip. Čia yra turbūt didžiausia iliuzija, po kurios viskas griūna. Taip. Ką tu gali padaryti, tai gali atsikelt vieną rytą ir sakyti, dabar prasideda sunkiausias mano gyvenimo kelias, kuris man duos pačius geriausius vaisius. Tai yra gebėjimas prisimti atsakomybę, gebėjimas savo atleisti. Aš žinau ir suvokiu, kad man dabar reikės daug dirbti, daug būti sąmoningam savo mintyse, savo reakcijose ir tai nebus paprasta. Ir aš dažnai, pavyzdžiui, žinau, kad aš kartuoju, mes kaip šnekam, juokiamės, kaip būtų faina, kaip man būtų lengva, jeigu aš galėčiau visus kitus apkaltinti dėl to, kas man nutinka. Aš tai labai norėčiau. Deja, kai kurį laiką jau gyveni su tokiu požiūriu, tu nebegali grįžti atgal. Nes tavo sąmoningumas, ne tavo protas, tavo smegenys pripranta, kad tu esi atsakingas už viską. Ir finale anksčiau ar vėliau, ir kuo daugiau save tarkuoji, kuo daugiau savo prisėmė atsakomybės, tuo greičiau tu papuoli į iš tikro tokią būseną, kur tu supranti, kad tavo reakcijos ir yra esminis faktorius, apibrėžiantis, ar tu esi laimingas, save mylintis. Nes čia turbūt vatane mes ir aš ir mes ne vieną video apie tai esam darę. Esminis faktorius. Ne veiksmai, ne dalykai, ne išleisti pinigai, ne mašinos, ne drabužiai, kuriuos tu savo nusipirkai, yra meilė savo. Ne metimas namų ruošos, ne metimas savo atsakomybių, bet viskas prasideda nuo savęs pripažinimo. Ne? Ir nuo atleidimo visko savo. Ir tai prasideda, matot, mano manimu, kol tu nepradedi savęs priimti, atleisti, pripažinti savo visko, ką tu turi, tol tu negali suvokti, ko tu iš tikrųjų nori. Nes tu tada nežinai savęs, tu tada žinai tik tais automatinius elgesio modelius. Ir tu gali galvot, kad tu nori to, kas tai yra nukopijuota nuo kitų. Taip, kitaip sakant, tu kol neprasivalai kambario, tu negali matyti, koks tai ten yra visas tas vaizdas ir koks apstatymas. Taip. Tai vat šitoj vietoje, pradėjęs eiti šitu keliu, tu tik tada gali atrasti, kad visų pirma tas vidinis susitaikymas su savim ir yra tikras laimės ir meilės jausmas. Nes vat kaip ir sakau, jau ne vienam video turbūt ir tam trumpajam ir aš ir mes kartu esam darę, kad kol tu nepradėsi mylėti savęs, tu negalėsi iš tikrųjų mylėti kitų. Nes taip jau yra, kad jeigu tu neturi kišenėje saldainių, tu niekam negali duoti saldainių.
Kol tu neturi meilės savyje, tu negali jos duoti. Kol tu neturi atleidimo, tu negali duoti kitam atleidimo. Kol neturi atleidimo savo. Kol tu neturi pripažinimo savęs, tu negali pripažinti kito žmogaus. Tu lygiai taip pat norėsi, kad kitas būtų toks, kaip tu įsivaizduoji, kad jisai turėtų būti, nes tu nesugebi savęs pripažinti. Tu save laikai rėmose ir tu kitą laikysi rėmose. Absoliučiai taip. Lygiai tas pats, kol tu save laikai kaltu, tol kitus laikysi kaltus. Kol tu nesugebi prisimti atsakomybės už save, tol tu nesugebėsi kitiem atleisti. Čia ir yra tas, kur visos išminčių knygos arba motivacinės knygos rašo, ne, kad kiti yra tavo atspindys, tavo veidrodis. Arba, nes tai, ką mes turim, mes matom kituose, tai, ko mes neturim, mes matom kituose. Arba tai, kas erzina kituose, reiškia, yra pas mus. Taip, o paprasčiausiai žodžiais aš galėčiau pasakyti, kas yra iš tikro atleidimas savo ir pripažinimas. Čia, žinai, kaip sakydavo mano senelis, jeigu jau apsišikai, tai bent pasimėgauk šilumą kelnėse. Žinot, visko nutinka, visko būna, bet mes labai skubam save teisti. Aišku, čia toks palyginimas, čia toks bajeris, bet mes kaip žmonės skubam matyti blogį tame, kas nutiko. Koks skirtumas? Vis tiek mums liko nedaug. Vis tiek gyvi iš šito pasaulio neišeisim. Kaip kam daugiau, kam mažiau. Liko. Bet tai nėra daug, bet kuriuo atveju. Bet kuriuo atveju tai nėra daug. Ir gyventi kančioj. Niekada nežinom, kiek mums liko. Niekada nežinom, kada mūsų gyvenimas pasibaigs. Taip, todėl baust save, nekęst savęs, ne? Ėst save, jaustis kaltu yra pats blogiausias dalykas, kurį tu gali padaryti ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Nes nuo to priklauso, kokią emociją, energiją ir kokį save tu skleidi, ką tu duodi aplinkiniam. Jeigu savęs nekenti, duodi nepykantą, o jeigu myli, jeigu savo atleidi, būtent šitą jausmą tu ir paskleidi ir duodi. Tai va, aš nežinau, turbūt einant į pabaigą ir jau baiginėjant ir rezumuojant visą šitą, mano gal didžiausias palinkėjimas yra: neimkit į galvą, nemyškit į batą, nepergyvenkit. Nutiko, kas nutiko, padarėt, ką padarėt. Nesvarbu, kaip stipriai apsikakojot, vis tiek bent kurį laiką bus šilta. Ir žiūrėkit į šilumą. Gyvenimas, jisai eina nepaisant to, kaip jūs savęs mylit ar savęs nekenčiat. Tai jau geriau rinktis meilę negu nepykantą. Gyvenimas, jisai nuo to nepagerės nei vienam žmogui, nei jums, nei aplink esančiam, jeigu jūs savęs nekesit ir būsit kalti. Atleiskit savo, leiskit savo būti bardakais, leiskit savo būti nesąmonėm, tik taip jūs galėsit tą išspręsti, tik per atsakomybę ir per atleidimą. Vat, o mes, turbūt šiandien aš galvoju, ties šitą tokia linksma gaida su apsikakojimais. Linksma gaida, taip. Ne, meilė yra iš tikrųjų, meilė yra raktas į viską, į laimę, į sėkmę, į santarvę, į džiaugsmą. Tai kam gyventi negatyviai ir kam nuodyti save ir kitus negatyvų, jeigu mes galim puoselėti viską pozityvų. Taip, mylėkit save visų pirma ir automatiškai pamilsit kitus. Atleiskit savo viską ir jums visi kiti atleis. Iškelkit save į pirmą vietą ir tada kiti norės būti šalia jūsų. Ir tada kiti norės jūs irgi iškelti aukščiau. Jūs esat savo draugas geriausias ir esat kartu savo didžiausias priešas. Ačiū turbūt kiekvienam žiūrėjusiam, pasiėmėte, jeigu kažką, aš manau, mes džiaugiamės. Jeigu turit minčių, turit temų, turit pasiūlymų, klausimų, kritikos, gerų, blogų komentarų rašykit. Žinokit, aš nepažadu, kad viską perskaitysiu, bet manau, Eglė tikrai perskaitys. Aš tiek daug komentarų neskaitau. Aš perskaitysiu ir viską Andriui perduosiu. Jo, bet mes ateityje reaguosim ir atkreipsim dėmesį ir į tai, kas jums svarbu, kas įdomu. Ir tikrai pažadam, nenustosim dalinti savo patirtim ir tikrai dar bus ir atsidurs įdomių žmonių. Nes mes esam keisti ir visi kiti žmonės yra keisti. Taip. Ir aš manau, šita tema, šitie klausimai niekada neišseks ir niekada nesibaigs, nes keistenybė aplinkui yra labai daug. Taip. Mylėkit save, atleiskit savo ir viskas bus gerai. Iki greito.